Dėkuoju Dievui, kad esu čia, kad jūs esate čia. Ir ne tik, kad mane reg, bet ir savo pačiam aš prieminu kiekvieną dieną, kad tai yra iš tikrųjų Dievo malonė ir Dievo gailestingoms, kad esu, kad matau, kad girdu, kad vaikščioju, kad lietu, kad žodu, kad išgyvenu savo širdį, kad Dievas davė man gyvenimą ir aš manau, kad jūs esate tokie pat žmonės. Kartais mes savo gyvenimus iš tikrųjų patiriam įvairių situacijų, kartas ir labai dažna. Bet vis tiek mes šiandien irgi kalbėsim ir dalinsimės, kad iš tikrųjų gyvenim su Dievu yra visai kitoks. Aleliuja. Aleliuja. Kada, jūs žinot galbūt, kad mūsų plungė ir taip pat vakarų Lietuvoje ir Panevėžyje ir Kaune yra girdama radijos stotis XFM. Ir kartais važiuoju, aš ten apie pietus yra berods žodžio man ar kažkas ten. Ir taip toliau, ir neprisimenu kokia tema buvo, bet jeigu jūs truputį žinot krikščionybės istoriją, buvo toks reformatorius šalia Martiną Liuterį, toks Jean Calvin. Kalvinistai jo. Tai jis, nežinau kaip čia pasakius, jis galim sakyti, kad jis buvo šveicars, nes Šveicarija ir pati Šveicarija yra, kaip pasakyti, yra sudaryta iš kelių tautų. Ir galbūt to istorinė, ekonominė toks žvilgsnis, tai gali suprasti, kas Šveicarijai padarė Šveicariją. Tai būtent yra kalvinistų, ką pasakyti, lopšys, sostinė. Ir būtent jie pirmieji gavo tom dalyką, kad galima ir turėti ir amatą, ir verslą, ir galima netgi būti bankininkas, ir tų pačių turėti krikščioniškas vertybės, darbę, šeimą ir visur kitur. Aleliuja. Aš nesureikšminu, nesudievinu Šveicarijos, bet įtaka yra akivaizdi. Kalvino raštų, Kalvino mokymų ir kitų dalykų. Ir mes šiandien žinom, kas yra šveicariškas bankas, kas yra šveicariškas laikrodis. Esam daug girdėję apie šveicariškus sūrius ir kitus dalykus. Aš ne apie tai kalbu iš tikrųjų, bet šitas žmogus jis padarė tokį įtaką, kad ir šiandieną, kada mes gyvenam, pavyzdžiui, neramės laikas, mes vis laiką žiūrim į tautas, kurios sugebėjo, sakykime, istorinių audrų, visokių perversmų, karų, išliekti savim, išliekti laisvę, išliekti nepriklausomi. Tai viena iš tokių tautų tai yra Izraelis, kuris 48 metais atkovojo savo nepriklausomybę ir aš nekalbu, kad čia labai garbino žydus ar dar kažkom. Visi sakė, tai yra neįmanoma. Po 2000 metų atkovoti savo nepriklausomybę, kurti savo valstybę, tai yra neįmanoma. Kita valstybė tai yra būtent, kas man iškils, kada girdu apie rytuose karų gandus ir vis nesibaigiančius susišaudimus ir tos karus. Tai vėl kita mintis, kad visi nori būti laisvi. Sako, nenorėtumėm būti Europos Sąjungoje ar galbūt visiškai priklausyti kažkokią sąjungą ir būti laisvi. Sakau, gera šveicarams, jie laisvi, kalnus gyven, yra laisvi, bet jie supranta, kad laisvi yra brangus dalykas. Ir laisvė neprasideda nuo automato, neprasideda nuo pabūklo kažkokio ar tanką, laisvė prasideda nuo širdies. Nuo širdies pozicijas. Ir aš drįstu jums šiandien pasakyti, kad nesureikšminams to, kad Dievo žodis Biblijoje, ir būtent prieš keletą šimtų metų Žaną Kalviną mokyms, iš tikrųjų ir tam tikrą kalvinizmo pagrindą, reformacijos pagrindą padarė įtaką ir šitie žmonės, jie beveik jau 600 metų, jeigu aš neklystu, yra visiška laisvė ir nepriklausomi. Ir tai yra vertybė. Ir žmonės pradeda suprasti, kad iš tikrųjų, kad būti laisvam, tai yra mokėti reikia didžiulį kainą. Ir laisvė prasideda visų pirma nuo širdies laisvės, nuo gyvenimo laisvės, nuo tikėjimo laisvės, nuo mąstymo laisvės, nuo kalbėjimo laisvės, nuo darbų laisvės ir jam toliau. Ir kada žmogus yra surž savo vidų, kada jis yra priklausoms, kada jis yra paralyžots, kada kažkokie dalykai yra parišami tiesiog, tai propaganda kitiems dalykams tai yra tiesiog užbaigti reikalą. Ir labai lengva ir daryti. Ir būtent šis žmogus, apie ką aš noriu pasakyti, pasakė tą frazę, kad jis sakė, žmogaus gyvenime du svarbiausi dalykai yra. Tai yra pažinti Dievą ir pažinti save. Tai yra patys svarbiausi dalykai. Pažinti Dievą ir pažinti save. Ne vien žmogus jis negali savo gyvenime, realizuotis pilna, jeigu jis neturi abiejų šitų dalykų arba turi tik tas vieną. Ne vienas negali sakyti, aš pažįstu save ir nepažįstu Dievą. Ir ne vienas negali sakyti, aš pažįstu Dievą ir nepažįstu savęs.
Tai jeigu žmogus iš tikrųjų nori išpildyti pašaukimą savo gyvenime, jis turi pažinti Dievą ir turi pažinti save. Jis turi pažinti Dievą, kuris jį sukūrė, kuris jį pašaukė, kuris jį myli, kuris turi artimą, intimų santykį su juo. Jis turi taip pat pažinti save, kasgi jis toks yra. Kasgi jis toks, kas tu esi, kas aš esu, koks yra mano gyvenimo tikslas. Ir kada praeitą savaitę, praeitą susirinkimą, praeitą seminarą, aš kažkaip, tiesiog gyvenau, bendravau ir ėjau, man vėl ir vėl atsinauna tas dalykas, aš matau ir savy daug kartas tamsos ir su ją kovoju ir atgailauju, nors savo viduje esu atgimęs ir bendraujant su Dievu, ir matau tamsos, ir matau agresijas, matau pyktį, matau daug kitų dalykų kitose žmonėse. Ir tai matau ne tam, kad tiesiog pasmerkti, vardinti ir taip toliau, bet kada aš sakau Viešpatie, o kas, koks yra vienas iš tokių dalykų, kuris galėtų pakeisti, tai šitą radijo laidą man davė vieną raktą, kad pažinti Dievą ir pažinti save. Ir pažįstant save, žinoti savo pašaukimą, žinoti, kas aš esu, kam aš esu skirtas. Ir kada žmogus jis nežino ir jis netgi įtomposi, kas yra jo pašaukimas šito žemėje, jis yra piktas, jis yra agresyvus, jis tam priklausoms nuo visokių surogatinių dalykų, kuris sako, čia suras laimė, čia tau padėsim, čia tu būsi, čia gali laimėti greta pinigus. Nesvarbu, kad tai vadinasi azartinė žaidimą, bet tu tiesiog praturtės labai greta. Ir tam tikri dalykai tiesiog nuneš žmonės, nuneš žmogų, bet žmogus, kuris žino, kas jis yra, kam jis yra paskirtas, jis yra laisvas žmogus. Jis yra laisvas žmogus. Ar amen? Amen. Taigi, kad nekalbėt man vienam, norėčiau, kad suprastumėt, kad šis seminaras bus vadinas interaktyvus. Reiškia, tai nėra, kad vieniši kalbame, reiškia, kalbame ir iš jūsų pusės. Ir kol aš atsinešu tiesiog lentą ir pasiruošiu pirmą dalį, aš norėčiau, kad jūs pagalvotumėt ir galbūt kaip pasidalintumėt keletą minučių, maksimum 2-3 minutės, tokias klausimas. Pagalvokit, aš juos perskaitys, galbūt pasižymėkit. Kas buvo jums pats įtakingiausias žmogus jūsų vaikystėje ir kodėl? Koks žmogus padarė didžiausią įtaką jūsų vaikystėje, jaunystėje ir kodėl? Vienas klausimas. Koks buvo jūsų santykis su bažnyčia jums augant? Vaikystėje, jaunystėje, pradėkime tokį apšilimą. Nuo to, kas buvo vaikystėje, jaunystėje, kaip tas požiūris keitės. Taigi, 2 klausimai. Pirmas klausimas. Koks žmogus padarė jums didžiausią įtaką jūsų gyvenime, ypač pradinėme etape? Vaikystėje, jaunystėje? Kodėl? Labai įdomu. Ir koks jūsų santykis buvo, ne dabar, kada jūs esate, sakykime, ir seminarai, ir bažnyčios susirinkime, bet koks jūsų santykis buvo, kada dar nieko nebuvo, su bažnyčia, su tikėjimu ir taip toliau. Pagalvokite, aš atsinešiu lentą, jūs pamastykite. Kad gauti jūsų atsakymą tikriausiai reikėtų man pačiam atsakyti, ar ne? Taigi aš labai trumpą pasakysiu. Mano santykis, pradėsiu nuo antro klausimo, bažnyčia buvo toks, sakykime, darydavau visko, kas reik, bet arti neprisileisdavau. Žinote, po tikrus, kas liečia katalikų tikėjimą, netgi tarybinės laikas ir po to, darydavau visko, kas reik, bet buvau nusprendęs, kad į aktyvų tikėjimą įjungsiu tik po pensinį amžiaus, kad gyvenim kažko turiu nuveikti. Tai čia pirmas atsakymas. Koks žmogus padarė įtaką mano gyvenime, bet aš nenoriu savo klausimą atsakymas pasakyti, ką priboti jūsų atsakymus. Manyčiau, kad tėva ir gerą ir blogą įtaką. Iš tikrųjų, mano gyvenime dabar tas pirmas, kur mintis, aš tikrai nesiruošiau irgi atsakinėti, kad būtų tiesiog ir jums įdomiau. Kad manau, kad tėva padarė ir tą gerą įtaką, ir blogą įtaką. Šiandieną jau 20 metų didžiausia įtaka daro man žmona. Aleliuja, manau, kad tik gera. Gal kas nori pasidalinti savo mintim? Taip, aleliuja, gėlė, jūsų atsakymai. Aišku, tėvai. Mhm. Į bažnyčią buvo mums šventas dalykas. Jums buvo šventas dalykas, ne bažnyčia? Šventas sekmadienį. Visas gyvenimo laikotarpis, ir vaikystė, ir jaunystė, ir tarybinės laikas, ir bet kokias laikas. Čia Dievo.
Man didžiausia tai mama. Mama. Ir kodėl? Jinai nuo pat 3 metų man skiepėjo, kad yra Dievas, kad yra tikėti tą Dievo baimę. Net per daug, nes aš naktį bijodavau miegoti, kas nors numirdavo, kad va jis ateis ir kojas traukdavau po save. A, kad Dievas ateis, ar ne? Ne, kad ateis kažkas negeras, jeigu žmogus mirė, girtuoklis koks arba pasikorė. Mama sakydavo, kad va piktus basius, ten taip ir taip. Bet tas nebuvo blogai, sako, išminties pradžia yra baimė viešpaties, jeigu tu nuo vaikystės žinai, kad jis yra, tu daug nedarai blogų dalykų. Kas su bažnyčia, tai atvirai pasakysiu, nuo pat mažens jau į mišias, kaip mama kiekvieną sekmadienį, tai pirmus vesdavo. Bet visada laukdavau, kad pasibaigtų greičiau. Man visada būdavo šalta. Niekas neleisdavo valgyti prieš švenčiausią. Tai nuo vakaro pavalgysi ir kiek kartų mane išneždavo nuo autos, kai pradės ten tuos smilkalus. Tokie buvo pergyvenimai, šaltis ir alkis, ar ne? Alkis ir tas silpnumas, kada tu nevalgys ir tau tas žolės ten tokias kaip smilkų. Ir kiek mane išneždavo kartų iš bažnyčios nualpusi į gryną orą. Tai va. Ir visada kažkaip tos mišios jos neteikdavo. Džiagot pareiga, aš be galo pareiginga reikia. Sekmadienis yra šventa tėvų, tai priimta. Ir reikia nueiti į mišias. Tai va mano santykis va toks, kad aš nejau, kad kritikuoti kunigus, ten smerkti, aš ėjau šlovinti Dievą, nes aš tikėjau į Dievą. Ir galbūt todėl Dievas man parodė tikrą kelią. Aš sutikau žmonės, kurie parodė kelią, kad reikia skaityti šventą raštą, kad tai labai svarbu. Ir kad kas man didžiausią įtaką padarė, tai skelbėjas Amerikoje Billis Grahamas. Jūs turbūt visi žino, tai pasauliniu mastu jis pašaukė mane atgimti dvasioje. Eit prie kryžiaus, išpažinti viską ir pavesti savo gyvenimą. Šiandien labai atsiprašau, bet noriu, kad dar kažkas irgi pasidaryti. Mes paskiau galėsim pratęsim dar kitą raundą, po to galėsim prie arbatas dalintis su savo dar kokių minčių, kas nori. Žinau, kad žemaičiams kas nori, tai reiškia nenori. Nes žemaičiams jau gražiai, tai vadins baisiai gražiai. Tai mes tokie esam biškai atvirkštė, ne? Tai kartas, žinokite, kad atpažinti savim savo norą, reikia įvardinti kartais, kad nenorą, nes tik nenori, vadins nori, galbūt. Kas čia iš merginų koks planas, gal norėt pasidalinti? Ar vaikinų? Aš nevertu, nereikčiau, kad būtų tokį, žinai, kad. Gerai, judėkim toliau, dar bus po to, galėsim pabendrauti. Jeigu dabar norėjau sakyti, vot Edgaras jau nukreipė ir aš kaip tik norėjau, tai kelk ranką sakyk. Nes paskutinis nors dažniausiai tada, kaip jau baigęs diskusijai, tai aš taip norėjau, tai iškart sakyk. Ar neatsirado tokių? Neatsirado. Viešpats ir iš tikrųjų, viešpats yra gentlemanas. Jis skiriasi nuo visų piktų dvasių, visų tų kenkėjų, parazitų, bakterijų ir visų kitų, kad jis pagrindinė veita, galime sakyti, kad nėra pagrindinė veita rašti, bet jis sako, stovi ir beldžia. Tai reiškia, jis stovi ir beldžia, jis laukia, kada kol mes atidarysim, ar mes įleisim, ar neįleisim. Šitie kenkėjai, jie dažniausiai neklausia leidimą, jie sugunda, apgaun, įvilio ir po to įsibraun į tavo ar mano gyvenimą ir sako, mes jau čia jau vis laik esam. Tu mūsų nepažįst, mes tai aš. Ta prasme, mes tai tu, o tu tai mes. Tu galvoji, pala, nebuvo. Ir kada aš labai atsiprašau, aš kartais prie tų politinių įvykių prisiartinu, bet kada aš matau tus dalykus ne todėl, kad aš palaikau vieną ar kitą pusę, kada buvo kažkas sako, o kaip iš kur čia atsirado, tai lygiai taip pat ir Vincent. Tau vieną dieną atsirado tokį žmogeliuką. Tu buvo toks geriauks ir vieną dieną tu, žiūri, pagauni savim, kad tu esi kažkur, tai mąsta apie kažko, tai dara kažko, tai ir pas galvoju, kaip tai galėjo atsitikti, iš kur, iš mano vidaus, tai išlyn. O tie veikėjai sako, mes vis laiko. Tai palaukit, kaip aš ledau, tiesiog pralaukit, pro dar kažkur.
kažkokį žvilgsnį, pro dar kažkokį ten, o Dievas jis vis laik stovi ir sako, aš beldu, aš nesu vagis, aš nesu plėšiks, aš nelysiu pro langą, aš nelipsiu per tvorą, aš noriu įeiti pro vartus, nes aš esu varta. Ir dažnai krikščionis esam gundami, galvojam, bet Dievas galėtų įsikišti. Ne, sako, aš nesu toks, aš esu varta ir aš esu tik pro vartus. Ir jeigu tu man atidarysi vartus, jeigu tu man atidarysi duris, aš jį esu ir tu gyvenimą turėsi ir išsivestojam iš to kalėjimo. Jeigu tu man jį neatidarysi, nieko neįvyks. Taigi sekanti dalis iš tikrųjų, kad mes suprastumėm, suvoktumėm, tai yra toks dvasinis suvokėjims arba tikėjims ir pasitikėjims Dievu. Dabar, brangiai, aš jums praeitą kartą buvau davęs tuos lapus ir aš noriu, kad jūs sakot, kad šiandieną gausit sekunčiam susirinkimo tuos lapus, kad jūs atsineštumėt. Šiandieną aš dar skaitysiu raštą eilutės, dar mes, kaip sakyt, daugiau padėsiu. Dar sekundį susirinkimą, kuris vyks po savaitės seminartos dalis, aš norėsiu, kad jūs daugiau įsijungtumėt, ne tik kalbėdami ir dalindamiesi, bet ir cituodami raštą ir galbūt kažkokį tai apraiškėjimo dalį atnešdami. Taigi šio seminaro vienas iš tikslų yra parodyti, kad pagalba iš Dievo yra ne tik už jūrų marių, ne tik Vilniaus, Stokholme, Ameriko, ar Norvegijoje, ar Afrikoje, ar dar kažkur, kad yra visai šalis, arti yra tavo lūpų žodis, arti pagalba yra tavęs, jį galbūt tavį, jį galbūt tavo pažįstamam, jį galbūt tavo tikėjimą brolį ir seserį. Ir kad būtent mes sąveikaudami, bendraudami su Dievu ir bendraudami vien su kitu mes galim nuversti kalnus. Ta prasme, Dievas gal per mums nuversti kalnus. Ir mes suprastumėm, kad pagalba, išmintis, patarėjams, tam tikra dalis įtakas į tavo ar mano gyvenimą yra visai arti. Ir labai gaila, kad žmonės savo gyvenimą ar krikščionis praleid visą gyvenimą, tiesiog vaikydamėsi, keliaudami, aš nesakau, kad nekeliauti, neieškoti, netrokšti, bet dažniausiai visi keliautojai ir krikščionys jie pats supranta, kad visi dalykai yra labai arti, tai yra tavy, tavo širdį, tai yra tavo artimam žmoguje, jis mums atrodo toks, nereikšmingas, toks paprastas, toks nuspėjams, toks, neįdomus, neegzotiškas, ar dar kažkas tai dalyką. Dėl to mes labai dažnai nepatiriam tos įtakas, kur iš tikrųjų atėjo iš Dievo savo ir mūsų gyvenime, ir kitų žmonių gyvenime. Ir kalbėdams toliau, aš norėčiau tokį nubražyti, galbūt tokį kaip ir trikampį, kad, sakykime, čia esam mes arba aš, toliau sekanti dalis tai yra Dievas. Tiesiog aš nerašau visos trejybės. Ir sekanti dalis tai yra, aš įvardinu, kiti žmonės, sutrumpinu, ar ne? Ir tam, kad iš tikrųjų kažkokį dalyką pasikeistų tavo ir mano gyvenimą, kaip aš pacitavau pradžio Žaną Kalviną mintį, kad svarbiausia dalyka yra pažinti Dievą ir pažinti savim, bet tam reikalingi ir kiti žmonės. Taip pat aš neprisimenu, ar aš kartojau, ar aš pasakiau tą dalyką, ar nepasakiau. Šis Žanas Kalvinas pasakė dar vieną dalyką, kad tom pažinėjimą kartais yra labai sunku atskirti. Ir tai nėra psichologija, tai nėra vien, kad nuėti kažkur tai kitus dalykus. Bet suprasim, brangieji, Dievas padarė tokias jautrias ribas, tokias subtilės ribas, kad pažindams Dievą, aš pažįstu savim. Pažindams tam tikrus mechanizmus, aš pažįstu Dievą. Aišku, mes turim vis laik suprasti, kad Dievas yra aukščiau, jo žodis yra aukščiau. Mes vis laik esam tokiam pagundimi viskom pažiūrėti iš savo varpinius. Žiūri iš savo varpinius ir galvoju, koks aš esu, koks yra Edgaras, toks yra ir Dievas. Ir kartais tas Dievas, kuris yra toks kaip Edgaras, nesuveikia taip kaip Edgaras. Ir tada mes negaunam to atsakymą, nes mes esam pagundimi žiūrėti iš savo varpinius. Bet tai yra riba, kurio mes turim jausti, kada mes jau kažką tai bendravom labiau su stabu, negu su gyvųjų Dievu. Bet yra kita pusė, kad mes turim suprasti, kad linija nėra tokia baisi, nėra to taip nubrėžta, kaip dabar ukrainiečiai ir rusai nori nusibrėžti to, reiškia, pasienį liniją, ten sugriuvę su visku, kad viens kitą nepultų ir taip toliau. Linija iš tikrųjų yra jautri. Ir pažindam savim, tu pažįsti Dievą. Ir tai yra taip subtilu, taip yra jautri. Taip pat iš tikrųjų, aš supratau vieną dalyką, kad tam, kad pažinti Dievą, man reikalingi kiti žmonės, man reikalinga bendruomenė.
Nėra krikščionybės be bendruomenės. Nėra pasikeitimo be bendruomenės. Visi dabartiniai iš tikrųjų realūs tokį instrumentą ir bažnyčio, ir pasaulį yra per bendravimą. Mes visi žinom, pavyzdžiui, anoniminio alkoholikų klubus ar ne, visus kitus dalykus. Kaip ten vyks, kaip vyks pokyčiai? Per bendravimą. Yra bendravimas, yra įtaka, yra pokytis. Nėra pokyčiai, nėra įtakas, vadinasi, nėra bendravimo. Todėl nėra kieta kelio iš tikrųjų, kaip atsiverti ir Dievų, ir kitiems žmonėms. Nėra kieta kelio. Nėra kieta kelio, kad aš prisimenu apie didžiausią savo gyvenimo įtaką į pasikeitimą, tai aš galvoju, po įtikėjimo, tai number 2 yra, gal nežinau, kaip tai amžinybės iš tikrųjų sudėliuoti, bet tai buvo vedybos, tai buvo šeima. Ir kas yra šeima? Tai yra, kad du žmonės, aš dabar galbūt kalbėsiu labiau ne apie emocijas, bet apie sprendimus, jie nusprendė pasitikėti viens kitu. Tai remas pasitikėjim, jie atsiver viens kitam. Visų tų, kas jie yra, kas yra jų gyvenimą, ir tai absoliučiai remas pasitikėjimu. Suprantu, negaliu sakyti, vot, žanėjus, bet nepasitikiu juo. Suzuot tokius vestus. Suskaičiavau tai, mylu jį, bet nepasitikiu juo. Iš esmės tai yra pasitikėjimas. Aišku, tam yra rizika, aišku, tam yra emocijas, bet tai yra pasitikėjimas. Arba aš pasitikiu tų žmogų ir sakau, nuo šiol aš gyvensiu su juo ir jam leisiu daryti įtaką savo ir aš jam darysiu įtaką, nes mes pasitikam. Arba aš nepasitikiu. Lygiai taip pat bendruomenė. Iš tikrųjų, kam reikalinga yra bendruomenė? Reikalinga bendruomenė tam, kad aš bendraudam su kitais žmonėm, pažinčiau save. Pažindam save ir bendraudams ir būdams atvers prieš Dievą ir prieš kitus žmonės, aš pasidarau atvers ir įtaką ir Dievas gal ne tik tiesiogiai įtakoti, bet jis gal įtakoti ir per kitus žmonės. Štai kodėl kiti žmonės jie negal visiškai pasikeisti, nes jie uždaro vieną šių kanalų. Jis sako, aš tarnauju tik tais Dievu. Jis sako, aš Dievo nepažįstu, bet kiekvieną sekmadienį lankau, pavyzdžiui, bažnyčią ar mišias. Matot, kiekvienas kažkoks yra neteisingas. Ir mes turim atsiverti. Mes turim atsiverti iki tam tikrų ribų. Dievas neprievartautas, kad įtaka ateitų į mūsų gyvenimą. Kad mes pažintumėm save. Ir mes tada turim galimybę iš tikrųjų su Dievo pagalba suprasti, suvokti savo, toks yra tarptautinis žodis, visuminį vaizdą. Gaunas 3D. Tai yra minimum, tai yra 3D. Tai reiškia, aš žiūriu Dievą, žiūriu per jo prizmę, žiūriu į save per savo prizmę ir žiūriu per kitų žmonių prizmę. Tai jau minimum 3D. Aišku, jūs galite sakyti, aš žinau, 4D, 5D, 7D, T. Ir dar kiti komponentai, bet yra svarbiausia. Tai pagrindinė dalyka, kad tu pradėsi suprasti, suvokti, kas tu esi per žmogus. Ir tai dalyka ir gyvenime, ir Dievo karalystė, ir bažnyčia veik per tikėjimą, per pasitikėjimą. Niekaip kitaip neišugdysi. Daugelis žmonių kaip nebūtų keista, mes pakliūnam į tam tikrus pagundimus, mes įsivelam į tam tikras priklausomybės, mes įsivelam į tam tikrus dalykus, tiesiog, kad neturėjom to išlavintą jausmą, jeigu gal jį pavadinti, tikėjimą ar pasitikėjimą. Todėl mes labai lengvai ir žmonės labai lengvai pasimaun ant tokių, sakykime, surogatinių dalykų. Ant tų, kas yra kopijas, kas yra apgaulė. Jie nemok pasitikėti, jie nežino, kaip tai daryti, jie bėja ar dar kažkas tai kitą dalyką. Ir kaip nebūtų keista, būtent žmonės, kurie atrodo, tokie jau yra. Žinau, kur aš kada bendrauju su žmonėm, kurie yra ir kalėjimus, ir reabilitacijos centrus, ir visą kitur, aš tai pasiklausau jų, brač, tokie atsargų žmonės, nieko nepasitė. Ne tai, kad tokia baimė. Ten viskon suskaičiuo, tokie išmintingi. Kars aš nuvažiuoju į kalėjimą, ani tur visus atsakymus. Aš dar tai neiškau, aš dar bandau atsiverti. Jau viskon čia. Bet jie nepasitė. Nėra pasitikėjimo. Nėra gyvenimo širdės į širdį. Nėra atsiverėjimo.
Ir tada žmogus, kad ne to dalyką, jis labai lengva gal pasikabinti ant alkoholį, labai lengva gal pasikabinti ant narkotikų, labai lengva gal pasikabinti ant cigarečių, labai lengva gal pasikabinti ant azartinių žaidimų, labai lengva gal pasikabinti ant kitų dalykų. Nes suprantat, nėra to, kada tu nežinai originalą, kad tu nemoki bendrauti su originalu, tai labai lengva patenkins kopijai, tai lengva patenkins koks nors surogats, ar suprantat, apie ką aš kalbu. Tai labai lengva, tu galvoji bendrauti, kaip tas žmogus, kaip jis galėjo taip lengva atsiduoti, taip lengva pasiduoti, todėl kad nebebuvo ryšys su originalu. Nebebuvo originalos ryšį, tikrą pasitikėjimą, tikrą atsiverimą. Kaip nebūtų keista, žmonės, kurie yra labiausiai pasitikintis Dievu ir kitą žmonėm, yra patys laisviausi. O tai žmonės, kurie sako, aš į tą sektą nesu, aš netikėsiu, jie tam priklausomi. Ar suprantat? Tai yra labai svarbus paradoksas, kad tikinti žmogus, pasitikinti žmogus yra iš tikrųjų laisvas žmogus. Netikinti žmogus, nepasitikinti žmogus, neatsiverantis nei prieš Dievą, nei prieš kitus žmonės, nei prieš savim, jis yra pavojaus zonų, yra tik laiko klausimas, kada šitą bombą susprogs tavo ir mano ir kitą gyvenimą. Ir aš tai žinau savo taip pat. Ir aš žinau savo, jeigu aš nepasitikiu, bomba sprogs. Ir Dievas sako tik tas atgarėlių vienintelis klausimas yra kada. Tik dėl to mes galėm susiginčyti. Kada, žinot, horoskopas sako tada. Jis sprogs. Ir kels ir atsiverti, kels ir pasitikėti, kels ir pasitikėti Dievu ir kels ir pasitikėti kitą žmonį. Aleliuja. Ir visi kiti santykiai, kurie sako, man neužtenka ir taip toliau. Jeigu nėra pasitikėjimo, mes galim sakyti, tai yra santykiai, jeigu tai yra, aišku, yra darbinis rytis, verslas rytis, amatas rytis, kur suprantat, mes netenam taip, wow. Mes atenam dėl tam tikrų dalykų, mes atenam, mes parduodam savo laiką, savo įgūdžius, savo kitus dalykus, arba mes mokomės, arba kažkas, tai yra kita sfera. Bet kai yra gyvenimo sfera, šeimos sfera, čia yra gyvybiškas svarbus dalykas, yra tikėjimas ir pasitikėjimas. Gyvybiškas svarbus dalykas. Jeigu žmonės neišmoks to, jeigu oni neturi to įgūdį, neįmanoma jiems padėti. Jie visko žino, visus žingsnius žino, visas programas žino, visus vardus žino, visus psichologinius triukus žino, visko žino ir yra nelaisvi. Ir šiandien iš tų įstaigų vėl taip pat daro nusikaltimus, vėl taip pat čistų, vėl taip pat persivalga, vėl pamata azartinius žaidimus, vėl sužaid, vėl žiūri pornografiją, vėl dar kažkur tai, vėl nevalda savo emocijų, vėl yra priklausomi nuo tam tikrų dalykų gyvenimo, tam tikrus elgsens, vėl tu su juo bendrauji, jis visko žino, jis žino geriau negu aš, negu tu. Ir tu galvoji, kam į klausimus, kur yra, ir vėl grįžti prie to pamato. Tikėjimas, pasitikėjimas. Aš tai kalbu ir savo, kad aš išgirdau ir matau, kaip ir kitas šeimas vaks, ir krikščionis mes patiriam smūgių šeimos ir skiriamės ir visą kitą dalyką. Ir aš išgirdau vieną mokytojį, Biblijos mokytojį, kuris pasakė tokį teiginį, jis toks labai paprastas. Labai paprastas, aš visiškai pasitikiu savo žmoną. Ir mano žmona žino visko apie mane, mano gyvenimą. Ir aš žinau apie ją visko. Sak, tai yra raktas. Aš tai perskaičiu, išgirdau taip. Galvoju, pražina, protų veik. Taip paprasta. Kažko reikėtų tokį, tokį. Bet tai yra pamatas. Ne kažką slėpti, nepasakyti, nedasakyti, dar kažką. Visko žinau. Ir jis žino mane visą. Visiškas pasitikėjimas. Visiškas. Nėra sritis. Nėra dalykų. Ir kad aš tai išgirdau, aš nesakau, kad tai yra vienintelė dalis, kad būti sveikos santykius, sveikos šeimos, sveikos dalykus, bet supratau, žinot, kad yra rakcija, yra tam tikrus svarbus grūvėlis, ir mažas grūvėlis, didelis grūvėlis, tai čia yra vienas iš svarbiausių grūvėlių. Jeigu to nėra, viskas rakcija net į širdelį netilenda. Aš nesakau, kad jis rakins dar gerai, kad jis neužlūš, bet jeigu to nėra, jis net į širdelį neįlenda. Ir tu netrakini. Tu tik galvoji, kad turi raktą. Man šiandien tai yra siekiamybė. Sakau, tai yra prieš žmonę bešins. Aš manau, kad jam irgi tie pat. Nes suprantu, tai yra kels į Dievą, tai yra kels į savim, tai yra kels į kitą žmogų. Kiek be pasikim, Dievas atver daugiau, sak, tu žiūrėk, kiek tu dar nepasitik.
Tu žiūrėk, kiek dar turi savo, tu žinot, pridengėjimą, uždengėjimą, arba kažkokį nepasakymą, nerodymą, ar dar kažko. Ir kaip gyventi tokį atvirą gyvenimą su Dievu, atvirą gyvenimą su savim, atvirą gyvenimą su kitu žmogu. Tai yra Dievo stebuklas. Ir mes sam kvietame tą vietą. Mes sam kvietame, nes tam yra laisvė, tai yra vienas iš pagrindinių griuvėlių. Ir šiandien aš noriu, kad mes taip pat toliau atsiverstumėm raštą ir paskaitytumėm galbūt tokių teologinių dalykų. Ar kas nors galite pasakyti amen? Amen. Kitą kartą, kur bus tavo tokia teologinė dalis, tai jūs pasižymėkite ir aš norėjau, kad iš eilės pabrėžkime, mes paskaitytumėm ir kiekvienas pasidalytumėt savo įžvalgą. Šį kartą aš dabar perskaitys greičiau, tiesiog, bet kitą kartą jūs gausit kitą namų darbą, kitam susirinkimui, tai pasirašykit, pasižymėkime galbūt raštą vietas ir aš prašysiu, kad mes pasidalytumėm. Taigi pirmą raštą vietą tai yra Antras Petro laiškas. Pirm skyrius, pirmą eilutę. 2 Petro 1:1. 2 Petro 1:1. Simeonas, Petras, Jėzaus Kristaus tarnas, apaštalas, kreipėsi gavusiems. Aleliuja. Man patinka, kad aš esu gavęs, kad tu esi gavęs. Ar suvokite tą dalyką? Kad mes esam gavusieji. Gavusiems su mumis, su kitas, pirmasis apaštalas, pirmasis mokinys, lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu. Reiškia, mes kartu esam gavę ir mes gavom lygiai tokį pat brangų tikėjimą, kaip ir apaštalai. Aleliuja. Mūsų tikėjimas nėra pigesnis. Žinot, pirmoji bažnyčia, apaštalas Petras, apaštalų Povilo bažnyčia, Petro bažnyčia, Juzapo bažnyčia, o tai jo, o kur, ir tada Dievas vėl paklaus, o kur tavo bažnyčia? Nu, aš tokios bažnyčios tikrai vis gyvenime nepasakys. Dievo ir nerek, jo bažnyčia yra va čia, tu, tavo širdis, tu stata savo bažnyčią, savo gyvenimą, su savo artimasias, su savo gyvenimu. Haleliuja. Mane tai įkvėp. Ar jums tai įkvėp? Mane irgi biškį įkvėp. Amen. Pirms Korintiečiams 3:11. Pirms Korintiečiams 3:11. Atsiverskim, paskaitykim. Dievo, skaitau nuo 10 eilutės. Dievo man suteikta malonė, aš kaip išmanus, žiūrėkit kokį žodį, išmanus telefonas, išmanus kompiuteris. Paulius buvo išmanus statybos vadovas, tai reiškia, jis matė 3D, 4D. Dievas yra super, hiper išmanus. Haleliuja. Vakar man džiugsme, aš labai fantastinį laiką ledau. Jūs vakar gerą laiką ledau. Aš fantastinį laiką ledau, bolių laukiu, kas nams buvo. Andrėjo, mes esam bolių broliai. Mes suprantam vienas kitą. Iš karto ryšys atsirado. Tai nereiškia, kad jų priešybės aš nukau. Iš karto ryšys, iš karto atviros, iš karto, jis trieda, aš suprantu, aš žinau, kas tas yra. Ir kada džiugsmon aiškina, iš tikrųjų, kiek, jeigu suskaidyti, kiek yra informacijos viename žmoguje, paimti kiekvieną ląstelę, kiekvieną atomą, tai joks pasaulio kompiuteris nesutalpintų ir dar atimiausių laikų nesutalpins. Aš sakau, džiugai, domas informaciniam technologijom, sakau, tai, kokie mes esam, kokies esam talpyklas, kokie esam sukurti. Aš suprantu, tiek yra mumise duomenų, tiek yra visko pridėta, kad kokie bebūtų 3D ar 4D ar išmanus telefoną ar greitį internetą, jie nesutalpė tai, kas yra Dievo kūrinys, yra žmogus. Skaito, išmanus statybos vadovas padėjo pamatą.
o kitas stato toliau. Taigi, kas yra tikėjams, yra pamatas. Ir dažnai, kad tu nori statybų, ir mes esam ne kontūros, mes sakom, kur čia namas, kur čia visas. Bet tu kom čia tu veikit, jau 2-3 savaitę, vis su tu mėriu, su tu gulščiuku, su tu visko, tai dedu pamatą. Dievas sako, dedu pamatą. Aš esu išmanus, aš žinau, kad pamatas yra labai svarbu. Paskiau tu ten gali pasistatyti visko, bet jeigu pamatas yra blogas, viskas nuės. O kitas stato toliau. Tegul kiekvienas žiūrisi, kaip ant jo statyti. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau yra padėtis, tai yra Jėzus Kristus. Taigi, koks yra mūsų gyvenimo pamatas? Koks turbūt žmogaus pamatas? Kokie galbūt kiti pamata? Nes žmonės sako, iš tikrųjų, kartais mes bažnyčiai, perviršinam, sakom, galbūt šeima pamats, galbūt darbs pamats, galbūt mokslus pamats, galbūt dar kiti dalykai, ir blogi ir gėri būt pamata. Ir vėlgi tai nėra alternatyva, tai nereiškia, kad bažnyčiai, kad Dievas yra nukreips prieš šeimą, prieš darbą ar prieš tau geresnį atlyginimą. Tiesiog vienas dalykas, kad šitie pamatai jie gal sudrebėti, jie gal pajudėti. Dievas to nelink. Mes nelinkam viens kitam to, bet gyvenims ir jo žodis ir Dievas, ir mes turim viens kitą mokyti, padėti, kad supras, kad vienintelis pamats, kuris išlaikys visas saudas, visus šmėginimus, visus vidinius karus, išorinius karus, žemės karus, ar dar kas, tai yra Kristus. Tai yra Jėzus. Jis niekada nepaliks, niekada neišsiskirs, niekada sakys, suradau geresnį krikščionį, palieku. A tu įsivaizduoji, tu maža meldys ir šiaip tokį vis, dzin, o ten tai krikščionis, o tu, ką jūs čia plungiai, ką jūs čia veikit provincijai. Aš ką sutinku tokių žmonių atvažiuoju iš Vilniaus, kas čia gera, kas čia vyksta, miręs miestas, palieku. Ir aš nesakau, kad aš toks žmogiška, bet tai yra, suprant, kad yra žmogus, galbūt aš kokiam ten, atsiprašau, ten Bubausku, kokiam kaimo ir pasakyčiau, kai jūs čia iš vis veikat. Žinai, iš plungės atvažiavęs. Bet aš iš miestą, bet Dievas taip nesielg. Dievas taip nesielg. Dievu tu esi vis laik įdomus ir būsi įdomus iki paskutinę tokį iš to žemė ir amžinybė. Jis niekada sakys, boring, jam įdomu, tu įtrauk. Aleliuja. Apaštalų darbų 20 skyrius. Taip ir mes, tarp pirmųjų laiškų yra apaštalų darbų, mes taip judėsim. Apaštalų darbų 20-21. Taigi, sako, kaip nieko nenutylėjau, kas jums naudinga, bet kalbėjau ir mokiau, tiek viešumoje, tiek po namus, žydus ir graikus ir žemaičius, ragindamas, ką Paulius mokėjo, sako, ragindamas atsigręžti Dievą, įtikėti mūsų viešpatį. Taigi, koks pagrindinis raginimas? Atsigręžti Dievą. Atsigręžti Dievą. Atsigręžti Dievą. Iš tikrųjų, aš kartais ir baisiai elgus, bet mane irgi kartais erzint tam tikri žmonės, kurie kalba su manimi, nusisukė nuo manęs. Tai ne kažko, ir tu galvoji, čia aš. Ir suprant, kad tas žmogus, jeigu tu nori, tu apibėk jį ir pasikalbėk, paskiau dar apibėk. Aš tada, kai sakau, viešpatie, tai gal aš taip elgus. Tada, jeigu tu nori, iš tikrųjų, turi tikrą gyvenimą, tikrą santykį, tu turi atsigręžti jį, tu turi kalbėti veidų į veidą. Taigi, kas mūsų atsivertins, mes atsigręžim. Mes galbūt buvom religingi. Ką reiškia religingi? Žinau, tu seni, pats vien savo. Ir kažkas iš paskos tais bėgiuo. Ir nori tau pažiūrėti akis. Ir nori dar pažiūrėti. O tu toks, sveika Marija, tėvė mūsų, haleliuja, Jėzus, aš noriu taras. Aš noriu pažiūrėti tavo akis, į tavo širdį, į tavo gelmį. Tu sakai, Taigi Dievas ką padarys, mes atsigręžime jį. Ir Dievas sako, aš noriu, kad mes viensikėtą žiūrėdami metumėm per visą gyvenimą. Tu sakai, kaip tikras žemaitis toks viešpatie, taip intimų. Tai ką dabar ir į gatvėsam, ir į miestasam susikabinė žauk ir viens kitą žiūrėti, tai. Tai pradė traukti kažką nepatogų, nes vis taip nevakščiau.
Suprant, viens į kitą žiūrėdami. Iškart matos įsimylėję. Aš irgi esu žmogus, ką pravažiuoju, matau, stol tokie du. Žiūr, galvoju, jums ką, laiks sustoji. Žiūr, viens į kitą žiūrėdami. Tai, tas laiks ir haleliuja. Dievas sako, aš noriu vis laiks su tavim tu. Sakau, viešpatie daug, prašau. Jo. Romiečiams 5:1. Romiečiams 5:1 labai irgi svarbi eilutė. Atsiverskim laišką Romiečiams. 5 skyrius nuo 1 eilutės. Saka, taigi nuteisinti tikėjimu gyvenome taikoje su Dievu. Išteisinti ką? Tikėjimu. Atgailavom, atsivertėm, Dievas sako, pagrindinis buvo darbas, kurį padarė, aš beldžiau, tu atidarė duris. Tu atsivėrė moniai, tu pasitikė monėm. Aš tau duodu teisumą. Nesvarbu, kas buvo ir nesvarbu, kas bus. Aš išteisinu tave. Su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekime tą malonį, kurie stovime, didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Vėl grįžkime į apaštalų darbus, 13 skyrių. Gera pavartyti Bibliją, ar ne? Pavarta kažkaip taip, iškart vieną vartymą geriau pasidarė. Apaštalų darba 13 skyrius 38 eilutė. Jie saka, taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmių atleidimas per Jėzų. Nuodėmių atleidimas per ką? Per Jėzų. Nieks kits. Aš net leidau nuodėmę, aš sakau, per Jėzų. Ir kiekvienas jį tikintis nuteisimas jo dėka nuo viso to, ko nepaėgė jūs išteisinti Mozės įstatymas. Taigi įstatymas yra reikalingas, mes nenuplėšim Senojų testamentą, mes nenuplėšim 10 Dievo įsakymų, bet įstatymas padaro diagnozę. Jis diagnozuoja. Tai yra gera diagnozė. Tai yra gera aparata, gera laboratorija, kuri parodo, kokia yra tavo ir mano gyvenimo diagnozė. Bet kada aš važiuoju į ligoninę ir kreipiuosi polikliniką ir man jam išvenas kraujo tyrimus, aš suprantu, kad tai monis automatiškai neišgydys, tiesiog jie padarys diagnozę. Jie pasakys, tu esi pavojui, ar tau gal tas cholesterolio kiekis pakilis ar ne. Gydymas bus po to, bet tai yra gera diagnozė. Taigi, kada mes žiūrime į Dievo žodį ir ypač į Senąjį testamentą, ypač į įstatymą, mes pasidarom savo kol, mes padarom diagnozę. Ir mes su diagnozė, ką pasakyti, tu turi diagnozę ir viskas. Kodėl žmonės bėja vėžį ir kitų baisių lygų? Todėl, kad jie suvokia ir supranta ir gydytojai dar nedaug ko gal pagydyti, nes jie gal tai pasakyti diagnozę, tu miršti. Tau yra sunki liga, tau yra sunkiai išgydoma. Kodėl mes nebijom, pavyzdžiui, gripą ar kitų dalykų? Todėl, kad mes žinom ir vaistą. Aleliuja. Yra vaistą, yra blogiausia atveju antibiotika. Ir kodėl mes įsigostam, galbūt po 100 metų žmonės lygiai taip pat sakys, buvai pas gydytoją, jo. Ir vėl vėžį nustatė. Nervin man tas vėžys, niekam gyvenime. Jie net negalvos, sakyt, suprantu, prieš 100 metų žmonės mirdavo nuo bronchito, nuo plaučių uždegimo, jiems būdavo baisu, jie drebėdavo, jie dar žolelėm melsdavosi visą kitą. Šiandien mes susirgam gripu, mes sakom, tu reflutas, tas. Aš nekalbu apie maldą ir tikėjimą. O dabar tu kur čia dabar, kur čia tikėjimas, kur stebukla? Aišku tikėjimas. Bet aš kalbu apie mūsų žmonių mąstymą. Tas lygiai taip pat ir dvasios srity. Suprantat, kodėl krikščionys nebėjai? Jiems pasaka analizus, jiems pasakė įstatėms, kur tu esi. Ir mes neturim to vengti. Mes turim žinoti tikrus analizus. Mes turim žinoti tikslę, kas yra mūsų gyvenime. Kas yra gera ir kas yra bloga ir kas yra labai bloga. Ir mes turim išeiti, mes turim gerą naujieną. Mes turim vaistus, mes turim vakciną, mes turim gydymą. Haleliuja. Kartais tų gydymą reikia iškoti. Kartais jis neten te, kaip iš mikrobangijos. Kartais reikia melsis pasnikauti. Bet Dievas sako, aš turiu vaistus. Vaistai yra. Haleliuja. Todėl kartais tu gyveni tikėjimu. Tu sakai, viešpatie, aš esu nusidėjęs, aš padariau baisių dalykų, aš pažinau tos, bet aš meldu viešpatie, aš dar neradau pažadų, aš dar nematau to savo gyvenime, kad šie vaistai ateitų į mano ir tavo gyvenimą. Ir aš žinau, kad tai yra ir aš pagysiu. Aš kalbu ir apie dvasinę sritį, apie santykius, apie šeimą, apie kitus dalykus, apie finansus. Kalbu taip pat apie paprastas ligas. Apaštalų darbus atsiverskim 3 skyrių 16 eilutė. Apaštalų darbų 3:16.
Jėzaus vardas dėl tikėjimo jo vardu tvirtą padarė tą, kurį jūs matote. Čia yra išgydymas, kada Petras meldės ir išgėjo lošys. Tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate, iš Jėzaus kylantis tikėjimas. Iš kur tikėjimas kils? Iš Jėzaus. Vėl su kuo bendrausi, toks ir tapsi. Ir vėl, kiti žmonės yra labai svarbus, nes mes esam žmonės, mes esam nemauglė. Krikščionybė nemauglių gyvenimą būs. Suprantat, čia į mauglius. Dėl to, iš tikrųjų, pasaulis mums vadina mauglės, tai būtų tikslesnis vartėms, nesaktantas, nes mes atskiriam, mes suvokam, kad žmogų daro įtaką. Jeigu žmogus nori tapti, jis turi atsiverti įtaką. Bet mes sakom, mes esam atveri jums, Jėzus atėjo į pasaulį, sako, aš esu atvers pasauliu, bet aš esu žymiai atveresnis Dievų ir jeigu man bus pasirinkimas tarp pasaulio ir Dievo, aš rinksiu Dievą. Jeigu man bus pasirinkimas tarp žmogaus ir Dievo, aš rinksiu Dievą. Ne todėl, kad aš nekentu tavis, ne todėl, kad aš jautus pranašesnis, tiesiog aš žinau, kokia yra teisinga pirmenybė, kuri atneš tikrųjų amžiną gyvenimą ir atneš gyvenimą šitą gyvenimą. Taigi, šito veitu mes suprantam, kad iš tikrųjų iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą jūsų visų akyse. Ir čia plačiai prasme ir siaurai prasme. Taigi iš Jėzaus kilo tikėjimas. Jėzaus sutvirtin mumis. Ir iš Jėzaus mes galim turėti sveikatą per tikėjimą. Dvasinį sveikatą, sielos sveikatą, fizinį sveikatą. Išgydymo laiks nepraėjo. Tik žinokim, kad išgydymą vyks ir dvasios srity, išgydymą vyks sielos srity, išgydymą vyks fizinės srity. Halleluja. Ir todėl šito vieto aš meldu, iš tikrųjų mes patiriam daug skausmų, daug negalių, daug ligų, tiesiog Jėzaus vardu. Viešpatie, aš meldu, kad pagal šitą eilutę viešpatie mūsų gyvenime Jėzau iš tavęs kylantis tikėjimas suteiktų mums tikrą sveikatą, netgi žmonių akivaizdu. Tavo šlovė ir dvasio, ir sielo, ir fiziniam kūnui. Dėkoju viešpatie už kiekvieną išgydymą. Amen. Romiečiams 1:17. 1:17. Pažiūrėkime šitą raštą eilutę. Tai yra laiško Romiečiams pačią pradžią. Šį raštą eilutę pakeitė civilizacijos istoriją. Kai kas gal sakyt, ir reikėjo tam Liuteriu perskaityti šitą raštą eilutę. Bet jis nenorėjo sugriauti. Aš negarbinu Liuteriu, žinot, Liuteris arba tai dar kažkas. Tai. Žmogus sakė, jeigu jūs raštų pasiremdami įrodysit manį, aš atsižadėsiu. Ką jis, nežinau, ar kai kas sakė susapnavo, jis perskaitė. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą. Taigi Dievas siųsdam savo sūnų tikėjo, kad žmonės patikės jo. Dievas yra iniciatorius. Dievas netėjo į žemę, taip sako, nežinau, Jėzau, kaip čia bus, nusiuntam tave su patarėjas. Kiek įmanom, kad jo misijai pasiseks, vien sako, duodu 97%. Jis sako, ne, 75%. Tai dar koks nors patarėjas sako, 50-50, žinot. Dievas sako, oho. Atsiprašau, tai nenusprendė, sako, surizikuokim, siūskim Jėzų, pražus žmonės, visa civilizacija pražus, siūskim Jėzų. Jis sako, tikėjai. Kada tu žanys nesaka, nežinau, kas bus, nebus, bet susiveskėm, apsižanykim. Gal pasiseks. Santuokas pažada, gal pasiseks. Aišku, reikia žiūrėti blaivę, bet kada tu eini prie altoriaus, kada eini bažnyčių, tu nesaka, gal pasiseks, gal nesaka, aš vedu tavim, aš įsteku už tavęs, 100%. Lygiai taip pat Dievas, jis atsiuntė Jėzų tikėdams, kad jo misija paiks 100%. Lygiai taip pat jis lauk to pat tikėjimą iš mūsų. Iš tikėjimo į tikėjimą. Iš tikėjimo į tikėjimą. Mes visą galvom, kad tik iš mūsų tikėjimas ateina. Bet Dievas sako, pažiūrėk, iš žmonės koks tikėjimas ateina, link tavęs jau atėjo. Kaip aš rizikuoju. Iš tikėjimo į tikėjimą. Kaip parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. O čia Liuteris ir perskaitė. Suprata, kad ne ritualą. Jeigu tu esi šito bendruomenį, tu sakai, kada atsistot, kada atsikelt, kada persižagnot, kada čia kas kap, kada tur vykti. Ne. Mes propaguojam gyvenimą.
Haleliuja. Taip yra dienotvarkė vis dalis, bet čia yra gyvenimas. Čia yra gyvenimas. Teisusis gyvens. Tikėjimu. Todėl kartas mums pataip, sakau, viešpatie, vat reikėtų komunijai kažką padaryti. Gilinus, kaip čia reikėtų kažko padaryti. Ir suprantu, kad Dievas nedavė tokių ritualų. Čia nuės, čia pasakys, čia nusilenks, taip toliau. Gyvenimais davė. O mums žmonėms norės tokį ritualą įvesti. Ir tada gaunas, kas gaunas. Pažiūrėkime į Romiečiams 10:10. Labai svarbi veita. Mūsų ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Labai svarbus dvasinis principas. Jis sako, širdimi priimtas tikėjimas vedatis. Taigi, kaip mes priimam, kaip mes gaunam? Širdimi. Širdis visų pirma dalyvauja. Veda į ką? Į teisumą. O lūpomis išpažintas išganimą. Taigi vis dėlto pradiniam taškį tur dalyvauti širdis ir tur dalyvauti lūpas. Bet pradiniam taškį. Nebūkim tik tokie širdininką ir lūpininką. To ir gyvenimas, nes tikėjimas be darbų yra miręs. Amen. Bet pradiniam taškį tai yra vis tik širdimi patikė ar ne. Širdimi įsimylė, širdimi atsiveri. Ir lūpomis išpažįst. Ir tada jau kitą žingsnį. Ir tada 17 eilutė sako. 17 eilutė sako, kad taigi tikėjimas iš klausymo. O klausimas, kada skelbiamas Kristaus žodis. Iš kur ten tikėjimas? Iš klausimų. Vėlgi klausimas, ko aš šiandieną klausau. Ko tu šiandien klausai? Svarbu. Ir viskas. Ten yra tavo tikėjimo ir to žmogaus tikėjimo šaltinis. Žiūrint politinį kalbą, sako, paklaus, kokią televiziją žiūri ir pasakys, koks savo pažiūrus. Amen. Tada paprasta, aš iškart su žmogu nepradedu kalbėti nuo Biblijos, aš sakau, kokias laidas mėgstat žiūrėti. Kakadu, ten dar kitas, ir matau, žinau, farai, mėgstamiausias laidas, farai. Galvoju, su farai turėsi reikalų, ja, farai, ves. Ir ypač tą kitoje posūkį, tokį, kur išlenk, tokį, arba TV pagalba. O boj, čia jau anglišką pradėjote, ne. Aš nesakau, kad tai laidas, bet suprantu, vėlgi, nenoriu, ten yra kūrybiniai žmonės ir visa kita, bet labai daug, žiūrint, jie patys pripažįst. Tiesiog, jeigu sako, aš daryčiau tai, ką aš noriu daryti, aš iš to neišgyvenčiau. Mes turim daryti, kol kiti žmonės žiūri, faros, TV pagalba ir kakadu. Tai nebūtina, 24 valandas jau kažkas irgi pridėję. Haleliuja. Ir kada žmonės apsigauna, jie galvo, kad tie, kurie kurtas laidas, irgi tokie farai yra. Jie pakankamai intelektualūs, pakankamai išsilavinę, pakankamai... Kai kurie, tai pavyzdžiui, peliuką. Vienas iš peliukų yra radikalus krikščionis. Radikalus krikščionis. Nėra Manaus Lutaskis. Vedi seminarus ir taip toliau. Kodėl, sako, aš tai einu kaip į darbą. Aš uždirbu tiesiog. Ir jie atskirtus dalykus. Aš mes galim ginčytis, o kaip čia dabar, jeigu radikalus tikėjams, sušaukti, haleliuja! Jėzus gyvas! Jis radikalus kataliks ir plus dar pridės, kai jums būtų lengviau. Ar lengviau? Galbūt lengviau. Tai va. Bet yra kita pusė, tai va, kas formuotų tikėjimą, iš kur tu gauni tus šaltinius. Todėl, nesistebėk, tai vėl negal sakyti, tai užsidaryti nuo pasaulio, pasidaryti sektantų, tik vieną bažnytėlį lankyti, Bibliją skaityti ir niekada daugiau nebendrauti ir tokių vėl sektantiškų mauglių tapti. Ne, jie sako, aš esu atvars pasaulio, bet kada ten pasirinkėjams į mano gyvenimą, aš sakau, Dievo kelias aukštesnis, Dievo principai yra aukštesni, Dievo žodis yra aukščiau. Aš neužtrenku duris, aš nesakau, kad aš nebendrausiu, ne, aš nenutėjau. Jis yra mano šaltinis, jis yra mano pamatas, jis yra mano pagrindas, jis mano tvirtovė. Filipiečiams 4:13 ir po biškį esame jau į pabaigą. 4:13. Filipiečiams 4:13. Nuostabi rašto eilutė, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Haleliuja, mes užmiršom tas rašto eilutės, bet jos labai svarbis. Aš visą galiu, tu sakai, aš visą galiu. Ne, tame,
kuris mane stiprina. Kaip jis stiprina? Per santykį. Per santykį. Ar žiūrit krepšinio varžybas? Žiūrit, matau, kaip jie viens kitą stiprina. Davai, vyra, davai! Sabonis ten neištvari išbėgti, treneris kažkom pasako, ko, vyra, turit kiaušt, neturit kiaušt, nu, davai. Apie kokį šį dalyką šneka? Ne, jie stiprina viens kitą, jie palaika viens kitą, sirgogliai, Lietuva, Tu atgal pamokslavas, ne apie krepšinį kalbėti. Aš tą nedaug ten žiūriu, gal, jeigu tau bus lengviau, gali pasižiūrėti pasakyti, bet aš matau, kad tai labai svarbu, stiprinti, kartas tai yra pabarėjams. Ir tada tu matau, mes paimsim, neslovienus. Aleliuja. Aš kalbu apie dvasinius principus. Kad mes galim visą tame, kuris mumis stiprina, o kas mumis stiprina, be perstoj, Kristus. Viskas gal sujudėti. Netgi tavo mylimiausia žmona, kuris sako, viešpatie, aš nežinau, ar tai angelas ar žmona. Sužinosi. Ar tau nuostabiausias vyras jau toks ištikėms, jau gal tu angelas. Tai čia pinėtų, sužinosi. Tu matys, kad iš tikrųjų vienintelis pamats ir vienintelis tas, kuris be perstojo tave stiprins. Ir tu pačiu kalbės tiesą tau. Net kada labai nenorės. Kažkas turi pasakyti tiesą. Kada varžybas yra pralaimimas. Kažkas turi kviesti košius. Kažkas turi pakelti balsą. Nes kitaip, tu pralaimėjai savo gyvenimą. Ar dar kažkom. Kažkas turi savai subar, suportinti. Ir tu sakau, rimta, vyra, susimkim, mes galim laimėti. Tai čia krepšinis, tai žaidėjams, tai pramoga. O mes kalbam apie realius dalykus, apie gyvenimą. Ir ne tik šitą gyvenimą, apie amžinybę. Aleliuja. Kad ten išėsam, mes sakysim, tu prisimint, kaip tai blungiai buvo. Jo, kažko prisimint, kaip sapną. Va. Tu prisimint, kaip mes ten buvom. Mes kalbėsim apie šitą gyvenimą, žinau, kaip kalbam šiandien apie sapnus. Tai bus. Susirinksim, davai pašnekam apie sapnus. Tai bus tokia realybė. Ir šis gyvenimas tai bus toks, sapnininkų toks burėlis. Susirinka ir ką kalbėsim, amžinybėje. Noriu dar pašnekėti apie, jau nusiboda jau, kiek čia gali apie tos sapnus šnekėti. Va, kur gyvenimas. Amžinybė. Jokių ribų, jokių limitų, jokios nuodėmės, jokių nuoskaudų, jokių kartėlį, jokios ligos, jokių ebolo virusų. Aleliuja. Bet ne blogam, ne arogancijai, ne išdidumu, ne nuodėmė. Kolosiečiams 2:6-7. Kolosiečiams 2:6-7. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame. Gyvenkime jame. Ką priėmėm, taip ir gyvenkite. Kas ir gyvenimas, tai yra bendravims. Veidų veidų. Kas ir gyvenimas su žmona, su vyru, tai yra bendravims veidų veidų. Ne tik kartas dirbi, kartas bulvis rengi. Kartas esi labai pavargis. Bet vis tiek turi veidų veidų pasakyti, aš esu labai pavargęs, dabar neapžiūrėk manim, aš esu baisus. Bet tu veidų veidų. Kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkime jame, būdami jame įsišaknyje, ar ne, šaknis tvirtas. Ir ant jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. O čia vėl bes pamokslus. Bet dėkingumą netvirties tikėjimas. Ką be būtų sunkiai. Aišku, mūsų lengviausia yra, kada mūsų viskas yra lengva. Bet ką be būtų sunkiai, aš savo sakau, Edgarėlį, dėkok Dievui, dėkok Dievui, dėkok Dievui. Ne vien, kad tokia kaip mantra, kad tokia religija, bet už ko dabar šito situaciją galėtum padėkoti Dievui. Nes tada šaknis lendas, tikėjimas, gilinas, ką be būtų skaudė, ką be būtų sunkiai. Ką būtų, kad tau atrodo, kad Dievas taip turėtų atsakyti, ką tu norėtum. Nes tu žiūri per savim į Dievą. Bet Dievas sako, aš esu Dievas. Ne, tu esi Dievas. Žydams laiškas 12:2. Žydams laiškas 12:2. Hebrajams arba Žydams laiškas 12:2 sako, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą arba lyderį arba pradininką, Jėzus yra tikėjimo pradininkas, jis pradeda.
Jis yra alfa ir aš sakau, jis yra omega. Ir jis lygiai taip pat užbaigs. Jis užbaigs. Nuostabi Dievo savybė, nuostabi Kristaus savybė. Jėzus nėra tas, kuris pradeda, žinot, ir ai, tu man nebedomus. Einu iškot geresnių kadrų. Suprantu, jis nėra toks. Žinot, 40 metų krizė. Nebedomu pasidarė. Jis sako, aš amžinybė tave laukiu, aš esu alfa ir aš esu omega. Aš pradėjau ir aš noriu tai užbaigti. Wow. Aleliuja. Jokūbo laiškas, 1 skyrius, 2-3 eilutės. Jokūbo laiškas, 1 skyrius, 2-3 eilutės. Jau saka, laikykite, broliai, tikrų džiaugsmų, kad pakliuvote į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė tai subręsta darbu, kad jūs tobuli, subrendi ir nieko nestokojant. Mums labiausiai patik nieko nestokojant. Ar jums nepatik nieko nestokojant? Mums patik nieko nestokojant, bet tiesa, kad Dievas sako, kad garėlė, žiūrėk, per kur tai eina. Per išbandymus, išmėginimus pasieksi tą nieko nestokojant. Tai reiškia, bus ir stokojant. Bus ir tai, kad dėsi centą, o kur Dievas El Shaddai, kur Dievas visagalis. Tai tu supras, kad tu padarė visko ir vis tiek nesigaun. Jis vieš pasakys, eik su per išbandymą. Tu matys savo klaidą, sakyt, viešpatai, kada aš išmoksiu, turi kantrybės, išmoksiu, nebedarysi klaidų. Tu matysi savo artimos tam tikras problemas, sakys, viešpas, būk kontus, eik per išbandymus. 1 Petro laiškas, 1 skyrius 7 eilutė. Mes grįžtam iki Petro laiško 1 skyrius ir 7 eilutės. Jis sako, taigi jūsų nuoširdus tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas bus pripažintas vertas pagirimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Taigi tai yra valiuta, kuri galioja šiandieną šito žemė, nors yra nepripažįstama, bet tai bus vienintelė valiuta, kuri bus vertinga, šlovinga, kada mes sutiksim su Kristumi. Jėzus sakys, kur tavo pinigai? Viešpatie, žinau, kad negal nieką atsinėš, sakys, kur tavo tikėjimas, kur tavo viltis, kur tavo meilė. Ir jeigu jis pripažins, jis bus verts pagirėjimo, šlovės, pagarbos ir jis bus naudojamas. Aš nežinau, kaip tai bus naudojamas, bet mes atesam su savo indėlės. Aleliuja. Aleliuja. Todėl sakraukit lobį, neškit indėlius. Aš kalbu ne vien apie bažnyčios paukojimus, tai čia atgal jau pritrauks prie paukojimų. Ne. Aš kalbu ir visus kitus dalykus, kuriuo mes gyvenam tikėjimu. Tu pasidėjai indėlį, tu pasielgė tikėjimu, tu pasidėjai indėlį, tu kalbėjai tikėjimu, tu pasidėjai indėlį, tu padarė kažko, tai tu investavai, pasidėjai indėlį, tu atleidą, tu pasidėjai indėlį, pasielgė pagal Kristaus žodį, pasidėjai indėlį. Ir tu gali tik sakyti, šventoji dvasia, nežinau kaip, bet norėčiau sužinoti, koks mano indėlis. Ir Dievas galbūt atidengs, o galbūt ne. Nes mes gyvenam tikėjimu. Bet širdim tu jaus, kad tu dedys indėlį. Ir tai nebus, kaip vertės šį pinigą, dabar kapiaus, kaip nuvertėjai rubliai ir taip toliau. Žadai įdomus, sako, pūsta. Buvo 1000 beveik, čia tau. Tai bus tik tas tims, kurie turės religiją, kurie turės tik tas išorį, kurie turės veidmainystę, kurie galvos, aš ten ton, jie sakys, aš tais nepažįstu, aš ten žmoną sakiau, kad būtų ant tokį. Aš ten vyrų sakiau, nebuvo gyvenimo, nebuvo tikro ryšiaus. Todėl sako, kol šiandieną turit laiką, dėkitės ten, kur nei kondis, nei kažkas su jie. Ir tai kalba ne tik apie pinigus, tai žymiai daugiau sričių mūsų ir visų gyvenime. Ir paskutinį rašto eilutė yra Romiečiams 14:1. Romiečiams 14:1. Buvo svarbus dalykas. Silpno tikėjimo žmogų priimkite. Tik venkite ginčių dėl skirtingų nuomonių. Mes turim suprasti, kad mūsų kelionė Kristui yra unikali kiekvieną iš mūsų. Kartais mes žengam į priekį, kartais mes atsitraukam. Kartais mes esam aukščiau už kai kuriuos, kai kartais esam žemiau.
Jėzus ir Paulius per Romiečiams laišką sako, mes neturim didžiutis, neturim nuvertinti, bet mes turim priimti, kadangi esam kartais skirtingus lygius, mes galim turėti skirtingas nuomonės. Bet žodis sako, priimkim. Galbūt šiandien aš turiu tikėjimą, kad galiu iš tikrųjų turėti, sakykime, jau kalbėti apie vidinius dalykus, apie švarą, širdies nuostatą, motivaciją. Kažkam galbūt šiandien reikia tikėjimą, kad pabaigti, sakykime, su persivalgymu, su cigaretėm, su alkoholiu, ar ne, su polinkiu į pornografiją, su polinkiu į narkotikus. Tai yra žems pakankama lygis. O tu galvoji, mano tikėjimas, aš galvoju, kaip čia aš prieš Dievą, kaip čia man motyva, kaip čia sąžinė, kaip čia aš... Vėlgi, Dievas žiūri visai kitą. Bet žodis aiškiai sako, jis sakyms tai yra, mes turim priimti viens kitą. Mes esam broliai seseris. Ne to ir taip, kad išeinam į gatvę, sakom, kieno čia mašina krūtesnė, arba kas daugiau uždirba, pagal tom principą. Tai yra pasaulio principas. Todėl ir netgi tikėjimo dalykus, ir dvasinius dalykus, ir maldos dalykus mes turim priimti te. Kažkas galbūt kelius praklupėjai, kad meldės, o kažkas sak, nežinau, ar šiandien melsis, o ne. Bet mes esam broliai seserys, mes turim priimti viens kitą. Mes turim priimti kitus žmonės, kurie paskui Kristų kremt, jiems nesisek, bet jis sako, aš vis tiek noriu. Aš pripažįstu savo klaidą, aš pripažįstu savo silpnybę, bet aš noriu sekti Kristum. Ir mes turim priimti. Toks yra Dievo sakymas. Gerai, pasimelskime, tiesiog Dieve, dėkoju tau už tavo malonę, už tavo gailestingumą, už tavo meilę mums visiems. Ir meldu Viešpatie, kad šito maldo mes ne tik apmąstytumėm, bet ir padarytumėm sprendimą Viešpatie savo gyvenime. Kad Kristau, tu esi pamats mūsų gyvenime. Ne šis pamokslas, netgi tas žmogus, kuris pamokslavo, bet tu esi pamats mūsų gyvenime. Padėk Viešpatie kiekvienam nuspręsti savo širdys. Padėk kiekvienam nuoširdžiai patikrinti. Ar tai nėra tik toks religinis pamatėlis, sekmadieninis, ar tai iš tikrųjų yra pamats, galbūt neišvaistus, galbūt ne vis laik matoms ir patraukus. Gal ne visą laiką greta pastatoms, bet realus pamats Kristau mūsų gyvenime. Viešpatie, padėk mums suprasti, ką atsiverti prieš tavim dar labiau, ką pasitikėti tavim dar labiau. Padėk mokink mumis šventoji dvasia ir iš savo žodį ir asmenišką Viešpatie, ką tu mumis pasitikėjęs, siųsdams Kristų, kurį mes Viešpatie tuose žmonėse, nesvarbu, kada mes prieš 2000 metų nebuvom ten, bet mes galbūt irgi taip pat būtume šaukiai ant kryžiaus jį arba nukryžiauti. Mums nereiktų tokį drumstėjai, mums nereiktų tokį fanatiką. Šiandien Viešpatie mums lengva ir kalbėti, kada mes žinom viską. Tie žmonės nežinoja. Todėl prašom, perek mūsų širdį šventoji dvasia ir padėk atpažinti juose netikrumą, netikrą tikėjimą, religiją. Netikrus pamatus. Viešpatie, padaryk mūsų širdžių, mūsų gyvenimo analizės, padaryk tus tyrimus, Viešpatie, kad ir kokie bebūtų jie baisus, Viešpatie, tavo žodis sako. Tavo žodis sako, kad mes turim vaistus. Ir vaistai yra nežmogiški. Tai yra tavo evangelija. Tavo malonė žinia. Tavo gailestingoms, tavo pažada, kad tu niekada mūsų nepaliksi. Visada būsi ištikims. Viešpatie, padėk mums iš tikrųjų ne tik šiandieną, bet ir sunkės gyvenimo momentas vis laiką žiūrėti nei savim, nei savo problemas, nei savo netgi artimusius. Ar tikintis, kad jie padės. Ar mąstom, kad jie yra mūsų problemų, mūsų klaidų, mūsų neviltys, mūsų pykčiai ir visų kitų dalykų, mūsų priklausomybių priežastis. Viešpatie, padėk žvelgti tavim. Ir padėk tas gyvenimo momentas, Viešpatie, atsiremti tavim. Savo vienintelį pamatą. Aš dėkoju Dievui už tavo žodį. Aš dėkoju už kiekvieną iš čia esančių, kurie buvo čia, Viešpatie.
Šiandieną aš daugiau kalbėjau, kad meldu, kad nuo sekundį kartą dar daugiau mes įsijungtumėm. Ir kiekvienas, kuris atės ir atvyks į sekundį seminaro dalį, kur mes kalbėsim apie spąstus, apie tą diagnozę, kuri galbūt mūsų gyvenime, galbūt kitų žmonių gyvenime. Aš meldu, kad mes būtumėm drąsus, kad mes būtumėm aktyvus ir čia, ir savo gyvenime. Kad šviesa šveistų, kad mes jos neužgoštumėm, nevoštumėm po savo indas viešpaties savo gyvenimą. Taip pat Dieve mes meldam už kiekvieną, kuris šiandien yra sunkio situacijų savo gyvenime, savo šeimo, savo namus. Mes nesam nei prieš, nei už, mes esam už tai, kad taika atėtų. Atėtų taika į tavo namus, atėtų taika viešpatie į šeimas, į namus, į gyvenimus. Atėtų taika į kūną viešpatie, kur ligos priežastis kariaujant su gyvenimu. Atėtų taika viešpatie į santykius. Atėtų taika viešpatie ten, kur yra darbs, kur yra įsipareigojama. Ateiktų ramybė viešpatie, kur reikalingi sprendimą ir išmintis. Dėkojam už kiekvieną viešpatie, kuris šaukas tavo vardą. Ir meldam už kiekvieną, kuris nebeturi jėgų šauktis, kuris nusivylė, kuris galbūt šiandieną viešpatie negal būti čia, nes yra visiškai paskendęs nuodėmė. Nes patikėjai melu, kad tu nesi už jį. Nes patikėjai melu, kad tu jį palikai. Nes patikėjai melu, kad tu jį nebeišklausysi, nepasakysi. Nes patikėjai melu viešpatie. Tu esi nestabs, tu esi Dievas. Ir tu neatsakai taip, kaip mes norim, bet tu atsakai taip, kaip tu nori, savo žodžiu ir savo dvasiu. Todėl mes meldam už kiekvieną, kuris šiandieną net nesimelda. Ir bėg visai kitą pusę. Mes meldam viešpatie, nes tu jo nepalikai. Tu esi ištikimas Dievas. Halleluja. Tau tebūn šlovė ir garbė. Jėzaus Kristaus vardu.